Mes jį pažįstame, todėl kad jis pirmas mus pamilo. Išgirdome jo žodį, kad jo sūnus Jėzus atėjo į šitą pasaulį dėl mūsų. Tai buvo jo meilės išraiška, jisai nusprendė atiduoti savo gyvybę vietoje mūsų. Ir tai buvo meilės žingsnis arba poelgis. Šiandien mes garbiname Dievą, kuris yra meilė. Jis pats esybėje yra meilė, bet jis yra mylintis. Ir mes kaip Dievo vaikai susidurėme su Dievo meilė jau nuo pat pirmų Evangelijos žodžių, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį sūnų. Ačiū. Bet yra nuostabu tai, kad jisai nėra vien tik tai faktas, kad Dievas yra mylintis ir mes apie jį žinome tik faktą, kad yra toksai Dievas, kuris yra mylintis. Mes šiandien džiaugiamės tuo, kad jisai myli mus. Arba kiekvienas iš mūsų mes galime pasakyti, kad jisai myli mane. Ir praktiškai myli. Tai nėra teorija, tai nėra doktrina, tai nėra tik tai tuščios pasakos arba kažkokia tai filosofija. Tai yra tikras dalykas, Dievas myli mane. Ir kiekvienas, kuris išgirsta Evangeliją ir išgirsta, kad Dievas myli tave ir nori tau dovanoti amžinai gyvenimą, žmogus bėgantis per šitą gyvenimą, jisai sustoja akimirką ir jisai sako, taip Dieve, aš pirmą kartą gyvenime sužinojau, kad tu esi mylintis ir tu man siūlai amžinai gyvenimą, todėl aš jį priimu. Bet žinote, Dievas mylintis ne vien iš savo pusės, tai nėra vien pusė meilė. Jeigu mes paimtumėm bet kokį pavyzdį iš kasdienio gyvenimo, taip, kas būtų iš to, jeigu būtų meilė, tik, kaip mes sakom, slengas yra į vienus vartus arba iš vienos širdies. Jeigu santuokoje vienas mylėtų, o antras ne, kas iš to? Aš lenkiu link to, kad šita meilė, kurią mes pažįstame, prisiliečiame prie Dievo, įpareigoja mus arba sušildo mūsų širdis, kad ir mes atsakytumėm tuo pačiu. Ir žinote, po įtikėjimo mes labai norime pažinti Dievo žodį, daug tiesos, mes skaitome, mes studijuojame, mes lankome Biblijos studijas, mes lankome Biblijos koledžą ir mes krauname šitas žinias, mes krauname į savo protus. Ir mes norime daugiau sužinoti apie Dievą, bet ateina momentas, kada mes suprantame, kad tos žinios mums nepadeda augti dvasiškai, kad tos žinios nepadeda išlikti tarnavime, kad tos žinios nepadeda išlikti mums sėkmingiems. Ir mes suprantame, kad daug žinių apie Dievą, jos yra tik žinios, kurios kartais mums padeda galvoti, mąstyti apie jį, kartais padeda netgi ginčytis teologiniais klausimais, kieno nuomonė yra geresnė. Bet mes suprantame, kad kažko mums trūksta ir savo dvasinėme gyvenime mes daeiname tokią ribą, kada mes sakome, Dieve, aš apie tave jau pakankamai žinau, dabar man reikia pažinti tave. Ne tik koks tu esi iš tavo žodžių, dabar aš asmeniškai noriu pažinti, kas esi tu. Todėl abipusė meilė reikalauja bendravimo. Štai kodėl mes jau eilę sekmadienių pamokslavome iš 1 Jono laiško, todėl kad mes norime pažinti meilę arba kaip mes galėtume mylėti. Iš ko mes galime pasimokinti, jei ne iš tų pastorių, pamokslininkų ar žmonių, kurie būtent yra pažengę tame. Ir mes jau ne vieną sekmadienį žiūrime į pastorių, apaštalą Joną, kuris buvo vadinamas meilės apaštalu. Ta apaštalą, kuris buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir jisai, kaip ne kas kitas, gali mums ir atskleidžia meilės paslaptį. Todėl ne tik šį sekmadienį, bet ir kitus sekmadienius dar kviečiame kartu skaityti 1 Jono laišką ir pabandyti suprasti Jono širdį, pabandyti suprasti tai, ką Dievas nori pasakyti. Ir viso to laiško esmė yra ir pagrindas, leiskite dar grįžti prie 1 skyriaus 4 eilutės, mes nestudijuosime ilgai, bet tai yra pamatas visam laiškui. 4 eilutėje sako, tai rašau jums, kad jūsų džiaugsmas būtų tobulas ir kalba apie esmę, bendravimą su Dievu. Bendravimą su Dievu, sako, mes norime, kad jūs turėtumėte bendravimą su Dievu ir vienas su kitu. Kas yra bendravimas?
Ar yra bendravimas, kada mes tik išklausome vieną pusę ir mes sakome, gerai Dieve, kalbėk į mano širdį, kalbėk man, aš išklausysiu. O Dievas laukia, o ką tu apie tai manai, o ką tu dėl to darysi. Tai nėra bendravimas. Bendravimas yra, kada viena pusė kalba, kita klauso ir po to kita pusė atsiliepia, Dievas klauso. Štai kokio bendravimo Dievas nori ir laukia iš mūsų. Štai apie ką kalba pirmame Jono laiške. Esmė yra ne mūsų patyrime, kiek mes metų esame bažnyčioje, ne tiek, kiek tu turi žinių savo prote, esmė yra. Jeigu mes norime augti dvasiškai, jeigu norime būti sėkmingi savo dvasinėme kelyje, mes turime bendrauti su Dievu. Ne monologas, o bendravimas. Štai ką apaštalas Jonas ir skatina šitame laiške, kad mes bendrautumėm su Dievu. Koks yra bendravimas tavo su Dievu? Kiek dažnai bendrauji per savaitę, per dieną su savo viešpačiu? Koks yra bendravimas? Bendravimo kokybė, aš šį sekmadienį noriu iškelti bendravimo kokybę. Ne tavo padėtį bažnyčioje, ne tavo tarnavimą, ne tavo įtikėjimo metus, ne tavo teologinį išsilavinimą ir netgi ne tavo dvasinį brandumą. Šiandien aš noriu iškelti bendravimą su Dievu. Kiek laiko tam skiriame. Kodėl aš tai iškeliu? Todėl, kad tai yra svarbu. Norėčiau paprašyti skaidrės. Galiu spausti. Pirmos Jono laiško eilutės prasideda apie bendravimą. Tai galime paimti pavyzdį iš kasdienio gyvenimo, bendravimą tarp tėvo ir vaiko. Dar viena skaidrė. Čia šiek tiek jau paaugęs, pabrendęs yra ir aišku, bendravimas tampa šiek tiek kitoks, taip. Bet būtent kalba apie bendravimą. Ir toliau, jeigu mes studijuotumėm pirmą Jono laišką, čia šiek tiek sudėtingiau, taip, bet aš noriu iškelti šitą lentelę, kad mes palygintumėm ir pamatytumėm keletą dalykų šitame laiške prieš tai, kai mes skaitysime tas eilutes. Bendravimas. Bendravimas su juo. Kitas sinonimas yra vaikščiojimas šviesoje. Jeigu aš bendrauju, tai aš vaikščioju šviesoje. Čia kalbama yra įvaizdis duotas vaikščiojimas šviesoje ir vaikščiojimas tamsoje. Jeigu aš bendrauju, aš vaikščioju šviesoje, aš esu meilėje, aš mylintis, aš praktikuoju meilę, esu šviesoje, esu tiesoje. Tai yra viena padėtis, kuri atneša palaiminimus bendravimo. Bet taip pat šitame laiške yra ir kalbama ir perspėjama apie tai, kad mes pasiliktumėm šviesoje ir nebūtumėm tamsoje. Ką reiškia būti tamsoje? Bendravimas tai yra tik formalumas, ateiname pas Dievą, tik tai kažkokią ataskaitą, tik paprašome, kad Jisai mus palaimintų, taip? Mes nevaikščiame šviesoje, bet tamsoje. Klausimas yra, ar krikščionis šiandien gali vaikščioti tamsoje? Brangiai, tai yra iššūkis mums. Šito laiško iššūkis kiekvienam iš mūsų. Nes mes buvome įsitikinę, arba teisingiau galbūt buvome mokinami, kad jeigu aš pasitikėjau Jėzumi kaip savo gelbėtoju, aš esu visiškai saugus. Taip, Dievo žodis sako, Dievas iš savo pusės sutartį Jisai išlaikys. Bet kaip aš sakiau, meilė yra abipusė, kaip būtų iš mūsų pusės, jeigu Dievas pasiruošęs išsaugoti savo sutartį ir pažadą, kad mes išliksime jame, kaip yra iš mūsų pusės. Ir tas įsitikinimas, kad jeigu aš sukalbėjau maldą, jeigu aš pasikrikštijau ir esu bažnyčios narys, vadinasi, aš visuomet esu šviesoje, aš visuomet esu tiesoje ir su manim yra viskas tvarkoj. Bet šitas laiškas būtent apie tai ir nori pabrėžti, kad mūsų poreikis yra kasdieninio bendravimo su Dievu, kasdieninio pasilikimo šviesoje, kasdieninio buvimo meilėje, nes jeigu mes nepasiliksime šviesoje, mes neturėsime jėgų mylėti ir keistis. Šitas laiškas perspėja ir kalba, kad mes nekalbame apie ir nemokiname apie tai, ką tu patyrei prieš mėnesį, ką tu patyrei prieš metus. Taip, galbūt Dievas veikia tavo gyvenime, taip, gal tu gali išeiti į priekį ir paliudyti, kas buvo prieš metus, bet šitas laiškas ragina pasižiūrėti, kas yra šiandien, kur tu šiandien stovi. Ir nors šiandien aš esu įtikėjęs 20 metų, galbūt ir 5 metus pamokslavau ir galbūt tarnavau, aš šiandien nesu apsaugotas, kad būčiau tamsoje, nepasilikčiau jame, nepasilikčiau bendravime
nepasilikčiau tiesoje. Štai kodėl Dievas per apaštalą Joną ir iškelia, kad šituose meilės santykiuose, be meilės, be įsipareigojimo, be tarpusavio bendravimo su Dievu, išstovėti šviesoje yra beveik neįmanoma. Jūs galite su manim su tuo nesutikti, su šituo teiginiu, bet galime pasižiūrėti į vieną ir kitą gyvenimą, į savo patirtį. Jeigu mes nebendrausime su Dievu, mes neišstovėsime šviesoje, mes neišstovėsime meilėje, mes neišstovėsime paklusnume tiesoje. Bendravimas šviesa, mes esame tada Jėzuje Kristuje, apie tai sako pirmas Jono laiškas. Ir kita skaidrė, štai nuostabus piešinukas, kurio centras, Ramunės centras ir yra viešpatyje Jėzuje Kristuje, jame. O visi šitie žiedlapiai gali būti pasiekmės to, kada tu, kaip tikintysis, pasilieki jame, pasilieki šviesoje, pasilieki bendravime. Jeigu tu bendrauji su juo, iš tikrųjų turi draugystę, tu mylėsi jį ir mylėsi artimą, tada tavo charakteris, tavo poelgis nebus susierzinimas, nebus pyktis, nebus savęs pakėlimas, nebus susiskaldimų bažnyčiui. Ar mums reikia to? Taip, mes sakome, mums reikia to. Mums visiems reikia. Mūsų šeimose, tarp vaikų, tarp sutuoktinių, bažnyčiose. Tai kame yra šaknis? Šaknis yra labai paprasta. Pasilikti jame, pasilikti ir vaikščioti šviesoje. Tai yra mūsų atsakomybė, mūsų meilės įsipareigojimas jam. Jeigu mes bendraujame su juo, mes pasiliekame tiesoje ir tada nekyla abejonių, kaip man pasielgti. Ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Ar aš turiu tą daryti, ar neturiu, ar tai nuodėmė, ar nenodėmė. Ir jeigu mes nepasiliekame jame, tada atsiranda tokie klausimai. Klausyk, juk tai nepridera. Ir iš krikščionių lūpų mes girdime pasakymą, o kas čia blogo? Šitoks pasakymas liudija, kad jau mūsų artimas ir brangus žmogus jau vaikščioja tamsoje, nes nemato tiesos. Jeigu mes bendraujame su juo, kitas dalykas, kitą žiedlapį mes ką ir paimsime šiandien, keletą eilučių, kur kalbama apie meilę, kurios neturėtų būti pas mus. Aš kalbu apie meilę Dievui, bet mes skaitysime eilutes apie meilę, kurios neturėtų būti. Štai, tegul bus šita nuotrauka iliustracija šioms rašto eilutėms. Antros skyriaus 15 eilutė. Paskaitykime. Nuo 15 eilutės sako, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Gal šokiruoja šitą nuotrauką, bet mes toj paaiškinsim, pabandysime suprasti, ką šitas paveiksliukas galėtų reikšti. Matote, kada mes pasitikime Jėzumi kaip savo gelbėtoju, Jėzus mums siūlo dovaną, tiesiog dovaną, kuri mums nekainuoja. Ir mes sužinome, kad kažkas mus myli. Ir mes sakome, wow, Dievas mane myli, Dievas atleidžia visus nusikaltimus, Dievas kviečia į dangaus karalystę. Ir yra pasiūlymas, ar tu norėtum. Ar atsiranda daug žmonių, kurie sakytų, ne, nenoriu? Jeigu jie tikrai yra įtikinti Dievo dvasios, jie sako, taip, aš priimu tavo meilę. Priimu tavo meilę. Bet kada mes pradedame pirmuosius žingsnius su juo, su viešpačiu, mes skaitome Dievo žodį ir mes susidurėme su dalykais, kurie mums nepatinka. Mes susidurėme, kad Dievo žodis reikalauja. Mes susidurėme, kad Dievo žodis prašo. Mes susidurėme su tuo, kad Dievo žodis įpareigoja atsisakyti kažko vardan šitos meilės. Jeigu mes paimtumėm santuoką, tai susitikimas su viešpačiu yra lyg tai santuoka su juo. Tai yra įžadas, kad aš priklausysiu. Krikštas, krikšto metu pastorius klausė, ar tikrai esi apsisprendę sekti juo. Ir mes savo protu supratę, kad Dievas mums dovanoja tokią dovaną, kad jis yra be galo geras, kad mums labai fainai, jis labai laimina mus. Iš to džiaugsmo mes sakome, taip,
taip viešpatie, aš seksiu tavimi visą gyvenimą, aš būsiu tavo. Ir mes vandens krikštu parodome pasauliu, kad taip, jis mano, aš jį myliu, jis mane pamilo, aš su juo gyvensiu, aš seksiu jį iki pat amžinybės. Bet tai žinote, tai yra požymis tos kūdikystės ir praeitą sekmadienį girdėjote, pastorius Mindaugas kalbėjo apie dvasinį augimą. Neįmanomas dvasinis augimas, jeigu nebendrauji su viešpačiu. Aš nesakau, kiek tu turi skaityti Dievo žodžio, kiek tu turi kartų lankytis pamaldose. Aš kalbu apie bendravimą su tavo gelbėtoju, su tavo viešpačiu. Ir kada mes bendraujame, mes pradedame augti ir pamenate praeito sekmadienio pamokslą apie skirtingus amžiaus tarpsnius. Vaikystė, paauglystė ir brandumas. Mes galime pasižiūrėti į bet kokio žmogaus gyvenimą, bet žinote ką, kas yra nuostabu, kad visa tai arba panašus dalykai dedasi ir dvasinėme gyvenime. Ir žmogus, kuris pasitikė Jėzumi kaip savo gelbėtoju, yra kūdikėlis, skaitome Dievo žodį, kad jam reikia ne tvirto maisto, ne teologinių debatų, bet jam reikia paprasto Dievo žodžio, kad jisai galėtų augti. Ir kaip jisai auga? Jisai paskaito Dievo žodį ir sako, taip viešpatie, aš noriu klausyti tavo žodžio. Ir kada jisai paklūsta, jisai paauga, paklūsta, jis paauga. Ir jis gyvena šviesoje, jis vaikščioja šviesoje, jis turi džiaugsmą. Ir kiekvienas, kuris pasitikėjo, jo galite atsiminti tas pirmas akimirkas, koks buvo stebuklingas laikotarpis, kad kiekvienas dalykas buvo stebuklas. Stebuklas su juo. Jūs norėjote visam pasauliu skelbti Evangeliją. Jūs norėjote su kiekvienu žmogumi pasidalinti. Jūs norėjote visam miestui, visam pasauliu papasakoti. Ir tai buvo daug emocijų, daug patyrimo, viskas buvo stebuklinga. Buvo stebuklinga, kada jūs pirmą kartą savo gyvenime pasimeldėte, Dievas atsakė į maldas. Buvo stebuklinga, kada paėmėte šią knygą, skaitėte kažkokį tai rašto vietą ir palėtė jūsų širdį. Jūs sakot, wow. Bet tai yra kūdikystė. Ir kūdikystės vienas iš požymių yra, kad vaikas yra savo amžiuje, yra pripratęs imti. Ir tokiam dvasiniam kūdikiui reikia daug meilės, daug šilumos, daug globos ir daug gero maisto. Štai kodėl bažnyčiose mes turime rūpintis vieni kitais, ypatingai naujai įtikėjusiais, kad šitie kūdikėliai nepražūtų, kad pasirūpintumėm vieni kitais. Bet žinote, kada praeina kūdikystė, kitas brandumo tarpsnis yra paauglystė. Ir paauglystėje žmonės bręsdami praėję tą amžiaus tarpsnį, kada viską vykdo, ką sako tėvai, ateina laikas, kada jie supranta, kad jie turi savo nuomonę. Kad jie gali patys nuspręsti, ko jie nori, ko jie nenori. Ir dvasinėme brandume, kada mes augame tame su viešpačiu, kada mes iš jo gauname palaiminimus, ateina momentas, kada suprantame, kad mes turime įsipareigoti jam. Ir jeigu krikščionis nenori įsipareigoti viešpačiui, nesvarbu kame, galbūt kasdieniniuose smulkmenuose, taip, jeigu nėra noro įsipareigoti, taip, tai yra akivaizdumas yra kūdikystės. Kadangi noras gauti ir kalbėti apie savo teisės, bet vengti savo atsakomybę yra kūdikystė. Tiek natūraliame gyvenime šeimoje, tiek bažnyčioje. Ir štai momentas, kada ateina tas gyvenimo tarpsnis, kada toje meilėje, tuose tarpusavio santykiuose, mes suprantame, kad šitie santykiai kainuoja. Šita sandora iš tikrųjų ne tik kainavo viešpačiui, bet dabar kainuoja ir man. Kad aš turiu įsipareigoti ir aš turiu prisiminti, kam aš turėčiau likti ištikimas, tas kainuoja ir iš manęs reikalauja tam tikrų žingsnių, tam tikrų atsisakymų. Juk aš kaip sutuoktinis negaliu, kaip liaudis sako, eiti į kairę, į dešinę. Taip? Mano kai kurios laisvės yra ribotos.
Bet tai nereiškia, kad aš esu nelaimingas, apribotas, taip, nuskriaustas. Ne, mano įsipareigojimas yra vienai moteriai. Tik vienai, likti ištikimu. Bet šios eilutės kalba mums, kad augdami dvasiškai, augdami bendravime su juo, yra dar vienas sritis, kurioje mes turime augti. Ir čia Dievas kalba apie meilę, kurios jisai nekenčia. Čia Dievas kalba apie meilę, kurios mes neturėtumėm praktikuoti. Ir čia kalba, sako, nemylėkite. Tai yra įsakymas, nurodymas, nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje, nes visa, kas pasaulyje, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Nesiplėsime labai, bet pabandykime paimti esmę, kas tai yra. Jeigu mes įsipareigojame Dievą, įsipareigojame sekti Jėzumi Kristumi ir būti jam ištikimu, šitoje rašto vietoje kalba nemylėk pasaulio. Tegul bus šios dvi moteriškės kaip įvaizdis, kad mes esame ištikimi tik vienam, bet šio rašto eilutėje sako nemylėk. Tau negalima kaip tikinčiajam mylėti kažko kito išskyrus mane. Ir šios rašto eilutės kalba apie ištikimybę. Štai meilės išbandymas, meilės įsipareigojimas. Jėzus numirė už tave, Jėzus dovanoja tau amžinai gyvenimą. Ir dabar baft, štai šitos eilutės. Ką mes darysim? Juk šitos eilutės prašo mūsų įsipareigoti būti ištikimais jam ir nemylėti kažko tai kito. Nemylėti pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Kas yra pasaulyje? Pasaulyje šitas žodis, ką mes skaitome, tai turima omenyje ne žmonės, bet pasaulio sistema, nuodėminga sistema, sugedusią, kuriai vadovauja arba kuri yra sukurta piktojo. Ir visa, sako, kas yra, paklausykite, visa, kas yra pasaulyje, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Kalba apie tamsą. Kalba apie tamsą, apie pasaulį, apie pasaulio pagundimus. Ir iš tikrųjų susidurėme su tam tikrais pagundimais. Kas yra akių geismas? Kas yra akių geismas? Akių geismas, kada, taip iš tikrųjų mes skaitome Ekleziastą. Žmogų, kuris turėjo daug turtų, jis turėjo daug visko ir šitas žmogus daro išvadą, protingas žmogus, patyręs, iš kurio mes galėtumėm pasimokinti. Jisai sako, akys neprisipildys žiūrėdamos, ausis neprisipildys girdėdamos. Taip, mes esame taip sukurti, kad mes džiaugtumėmės ir gerėtumėmės visų, tai, kas yra gražu. Dievas sukūrė Edeno sodą, apgyvendino pirmosius žmonės ir Adomas ir Ieva buvo ne kažkokiam lūšnyne, jis buvo pačioj gražiausioj vietoje. Ir Dievas sukūrė žmogui tą poreikį džiaugtis tai, kas aplink jį gražu, stebėtis, mėgautis. Bet, kada nuodėmė įėjo pasaulį, velnias arba piktasis yra imitatorius, kuris tą pagrindinį gražų poreikį, kuris reikalinga žmogui, džiaugtis visais šitais dalykais, paima ir išverčia savo naudingą linkme. Ir šito pasaulio sistema, ką mes beimtumėm, yra viskas pastatyta ant piktojo iškreiptos sistemos. Viskas šitame pasaulyje yra akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Kas yra akių geismas? Akių geismas arba noras ir troškimas yra labai turėti kažką tai, arba matyti kažką. Bet šitas geismas kalba apie esančią nuodėmę mumyse, apie nenumaldomą ir niekuomet nesibaigiantį troškimą. Paimkime, kad ir kažkokį pavyzdį iš savo gyvenimo. Atsimenu tarybiniais laikais. Jaunuolis buvo 18 metų, taip? Tais laikais buvo noras turėti magnetofoną. Juostinis buvo kosmosas, nes kainavo didelius pinigus. Neužtekdavo mano tėvų atlyginimo, kad juostinį nusipirkti. Tai turėjo vienas galbūt vaikinas, kaip mes sakytumėm, kaime, kuris vesdavo diskotekas. Bet
Norėjau magnetofoną, nusipirkau galiausiai, susitaupiau, nusipirkau magnetofoną kasetinį, elektroniką, Rygoje gamintą. Nežinau, kiek mokėjau rublių, bet nemažai. Džiaugiausi aš to magnetofonu ir žinote, ateina toks malonus jausmas, wow, tu turi išsipildė svajonę, turėsiu. Tais laikais nebuvo tiek muzikos, nebuvo interneto, tų laidų buvo tik tai kelios tarybiniais laikais. Muzikos nebuvo per daug. Todėl mes stengdavomės tą muziką vieni iš kitų gauti, turgeliai iš po prekystolio kažką. Ir praeina tas laikas, kada tu supranti, kad to magnetofono neužtenka, nes tau reikia įrašų, būtų gerai, kad būtų magnetofonas su 2 kasetėm, kad galėtum perrašyti. Praeina kažkiek tai laiko, aš įtikėjau, norėjusi gauti kažkokiu tai pamokslu, o tų įrašų dar nebuvo interneto, dar kompiuterio neturėjau. Norėjusi gauti Dievo žodžio kuo daugiau. Galvoju, wow, jeigu turėčiau diktofoną mažą, važiuojam į konferencijas, atsirašyti pamokslus, aš klausysiu giesmės. Pasimeldžiau, Dievas davė. Wow, koks džiaugsmas, dabar aš turėsiu. Praėjo kažkiek tai laiko ir tas tapo visiškai natūralu. Neteikė džiaugsmo. Tu turi. Ir kai tą turi, galvoju, nu gerai, atėjo laikas, aš atsimenu, brolis Gintaras atvežė videokasečių. Labai geros kasetės. Labai geros studijos apie šventąją dvasią. Neturiu magnetofono. Reikia video magnetofono. Atsirado video magnetofonas. Kada yra video magnetofonas, reikia geresnio televizoriaus. Ir žinote, aš atsimenu, kada tarnavau kaip misionierius, iš Dievo malonės parūpino kompiuterį. Windows 95. Atmintis buvo 2 gigabaitai. Aš kaip džiaugiausi tuo kompiuteriu, sakau, galėsiu naudoti, rinkti pamokslus, visokią medžiagą. Mes iš tikrųjų džiaugiamės tuo. Bet atėjo laikas, kada tu supranti, lėtas, man reikėtų naujesnio ir aš galvoju, būt gerai nešiojamas. Ir aš prašiau, meldžiausi Dievo nešiojimo, praėjo metai laiko po to, kai meldžiausi, ir Dievas davė nešiojimą. Suprantate, nėra blogai, nėra blogis kažkuo tai džiaugtis ir mėgautis, bet esmė, kad kuo mes džiaugiamės, visa sistema yra perversta taip, kad mes džiaugtumėmės labai laikinais dalykais. Mūsų akys niekuomet neprisipildys gražių dalykų. Aš nesakau, kad rengtis moterims, merginoms yra blogai. Mums patinka žiūrėti, kai mes rengiamės, jos rengiasi gražiai. Ir tai yra gerai, tai yra iš Dievo. Bet visa tai gali pavirsti į kūno geismą, į akių geismą ir sakyti, man vienos suknelės neužtenka, man 10 neužtenka, man 20 neužtenka, jau reikia keisti garderobą. Ir visa tai tampa jau nebe šviesa, jau tampa nebe gėriu, bet tampa blogiu. Nes pasaulio dalykai, kurie yra aplink mus, yra sudėlioti taip, kad skatintų mūsų vidinį, tą seną žmogų, tą nuodėmę, sužadintų ir mes užkiptumėm ant to ir mes sakytumėm, wow, man reikia. Ne, man reikia to, man reikia ano. Ir mes laiką gaištame, kad patenkinti savo akių geismą, kūno geismą. Netgi aš prisipažinsiu, nesu tobulas, ne naujiena, taip. Aš turbūt sakiau jau ne vieną kartą, bet gal tik dabar išgirdat. Bet, brangiai, kada darau remontus, taip, kažkokiam tai bute, name, matau, kaip žmonės įsirengia tie, kurie turi nemažai pinigų. Ir tai yra gražu, nes jie atsinaujina. Baldai, sienos. Ir aš grįžtu namo, mes pakankamai gražiai ir gerai gyvenam. Grįžtu namo ir jau man mintis sukasi, gal reikėtų tą jau baldai nutrinti salioną, gal sieną reikėtų dekoratyvinių tinkų, nes yra naujovių, gal reikėtų grindį susidėti. Ir aš paskui save pagaunu, stop, Audriau, kur važiuoji? Juk tai jau yra ta meilė pasaulio dalykam, akių geismas. Ir aš sakau, stop. Aš pažįstu žmonės, kurie vos galą su galu suduria. Aš nesenai kalbėjau su jaunuoliu, kuris sako, aš sunkiai dirbu, bet aš negaliu leisti savo prabangos per 2 mėnesius savo kojinių nusipirkti. Nes yra šeima, maistas, malkos, kad nesušaltumėm. Mergaitė eina į darželį. Ir iš tikrųjų, jeigu mes sakome, kad gerai gyvename, reikėtų dažniau apsilankyti ir bendrauti su tai žmonėm. Dažnai pagaudavo mane Joniškėlį, kada aš aplankydavau tos žmonės, kurie yra kaime, kaip jie gyvena ten skurdžiai. Ir kada aš grįždavau namo, praeidavau pro duris, aš atsikvėpdavau ir aš tokią Dievo palaiminimą pajausdavau. Sakydavau, ačiū tau Dieve, koks aš esu turtingas. Kaip aš gerai gyvenu.
Ir man tada pasidaro gėda, aš nurimstu, nutylu, aš atsiprašau Dievo dėl savo užgaidų. Taigi, meilė tai yra atsidavimas ir pasišventimas Dievui, o ne pasaulio dalykams. Dar keletą minčių apie pasaulį, apie tas eilutes. Nemylėkite pasaulio. Čia turime omenyje, aš pasakyčiau, 3 objektai. Tai esi tu, tai yra visa pasaulio sistema, kuri supa aplink tave. Beje, paimkime pavyzdį. Mobilusis telefonas. Ar tai yra blogis? Kai kas pasakytų, blogis mes pro langą. Esame girdėję, televizorių metu pro langą. Jeigu jau prilimpė ant tie, kad negali atsiplėšti, tada geriau mesti jį pro langą. Tai yra mobilaus ryšio telefonas, jis skirtas kam? Ryšiui teisinga, kad mes galėtumėm kontaktuoti. Alio, kaip gyveni, susitinkam, taip. Bet šita pasaulio sistema, velnės žinodamas mūsų silpnasias vietas, jis puikiai pasinaudoja įnešdamas į šitą aparatą akių geismą. Tai, ko neprisipildys akis, tai, ko neprisipildys ausis. Aišku, tu gali būti stiprus ir to nesinaudoti, arba būti silpnas ir būti vergas viso šito lango. Ir aš tada nesakau, kad yra blogas mobiliakas, aš sakau, esi silpnas ir tau reikia bendravimo, tau reikia ištikimybės, tau reikia būti, likti šviesoje. Ką dar? Tuščia jinai, bet yra kortelės. Ar čia yra blogis? Ne, galbūt esate girdėję, kad oi, turtai yra blogai. Nieko panašaus, brangieji. Jeigu Dievas laimina, jeigu Dievas pasitikė, jeigu Dievas duoda, būkit palaiminti ir būkit turtingi, aš visiems taip sakau. Bet jeigu jau šitie turtai tampa svarbiausių gyvenimo dalykų, svarbesniu nei bendravimas su Dievu, nei Dievo žodis, nei tarnavimas, nei bažnyčia, nei kiti dalykai, tai jau tampa pasaulio dalykų. Tai jau tampa tamsos įrankiu. Ir mes sakome, pasiduodame tam. Atsimenate jaunuolį iš Biblijos, kur sako, su tavimi, su tavo religija, su tavo tikėjimu viskas gerai, bet trūksta vieno dalyko. Širdį, tavo meilės man. Ir jaunuolis nuliūdo. Jaunuolis nuliūdo. Taigi, brangieji, iš tikrųjų, mes esame skatinami bendrauti ir likti šviesoje dėl keleto priežasčių, kadangi piktasis, kuris yra realus, jisai deda visas pastangas, kad jūs negyventumėte šviesoje, taip pat ir aš. Jis turi strategiją ir bando užkabinti mus kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Kaip tai daro? Užimtumu. Pirmiausiai užimtumu, kad išstumti bendravimą. Užimtumas, mokslai, darbas, ūkiniai reikalai, daržai štai prasideda. Viską jisai darys, kad mes būtumėm kuo daugiau užimti, kad neliktų laiko bendravimui. Ir kas atsitinka tada? Tada mes vaikščiame tamsoje, tada mes prarandame džiaugsmą, mes prarandame palaiminimus, mes prarandame tai, ko Dievas nori mus apdovanoti kiekvieną dieną. Ir piktasis deda visas pastangas, kada mes skelbėme Evangeliją, kad tas žmogus, kuris galėtų būti palaimintas ir išgelbėtas, jisai sako, nereikia Evangelijos. Tvarko jam pasisekė, bet atsitinka taip, kad žmogus pasitikė juo, ateina į bažnyčią, sako, aš esu krikščionis, ir piktasis deda visas pastangas, kad suklaidinti ir kad tas žmogus paliktų bažnyčią. Pasinertų į pasaulio dalykus, taip, paliktų bažnyčią, paliktų krikščionis, nebendrautų su krikščionimis ir ateina laikas, kada galbūt esate sutikę tokį žmogų, kuris sako, aš nebenoriu. Ako man ten į tą bažnyčią? Man nebeteikia džiaugsmo. Ir jisai palieka bažnyčią. Bet šiandien dar noriu paminėti ir dar vieną variantą. Jeigu jam nepasiseka piktajam išlupti žmogų iš bažnyčios, dar viena apgaulė yra, kada mes liekame bažnyčioje tik formalūs krikščionys. Mes tik ateiname, tik pasiklausome, žodis ateina iki ausų, užsidedam pliusiuką, paaukojame, nes galvojame, kad Dievui tai patinka, o bendravimo jokio. Mes tik tai sakome ir išklausome, taip Dieve, laimink mus, mylėk mus, padėk mums ir apsaugok mus, mes norim būti laimingi, mes norime džiaugtis. Ir Dievas sako, gerai, aš save atidaviau dėl tavęs.
O dabar tavo meilė iš mano pusės. Ką tu padarysi? Štai apie ką skatina, ragina šis laiškas susimastyti. Beje, viena mintis apie dvasinį augimą. Kūdikystė, paauglystė, brandumas. Kas yra brandumas? Brandumas, kada mes mylime šalia sėdinti, ne tokį, koks mes esame, arba kokia aš esu. Taip. Mes nesiginčijame dėl teologinių skirtumų ir mes neklausėme, kokiai denominacijai tu priklausai, kuo tu tiki arba kuo tu netiki. Brandumas yra, kada mes galime apsikabinti šalia sėdintįjį, kuris lygiai taip pat kaip ir jūs myli viešpatį Jėzų Kristų. Ir daugiau nieko. Kada mes galime mylėti tą, kuris lygiai taip pat nuoširdžiai myli viešpatį Jėzų. Ir daugiau nieko. Jokių skirtumų, jokių teologinių klausimų. Tai yra svarbu Dievo žodis ir tiesa. Bet suprantate, kur aš lenkiu? Kad daug kartų mes pykstamės, baramės, susiskaldimai. Jis ne taip tiki, jis ne tuo pastoriu seka, jis ne tuo mokymu seka. Tai yra paauglystė, tai yra nebrandumas, tai yra kūdikystė. Ir štai pirmas Jono laiškas, einant į pabaigą, pirmas Jono laiškas ir ragina mus ir atskleidžia nuostabią tiesą. Kad tu gali mokintis teologijos, kiek tau patinka. Tarnauti tiek, kiek turi jėgų. Bet ateis vienas momentas, riba, kada tu arba Dievas leis suprasti, kad viso to nepakanka. Visuose tuose santykiuose nepakanka. Kada tu ir aš mes suprantame, kad vien džiaugtis jo meilę jau darosi koktu ir nesažininga. Ir tada mes sakome, taip viešpatie, kadangi aš įsipareigojau, aš daviau tau žodį, tu mirėjai už mane, tu tiek daug paaukojai, mano gyvenimas priklauso tik tai tau. Tik tai tau. Manau, čia turėčiau sustoti. Leiskit užbaigti trumpą maldą. Brangus Dieve, dėkojame ir už tas rašto eilutes, į kurias žiūrėjome. Geros eilutės. Mes sutinkame, Dieve, kad tai yra tavo žodis. Mes sutinkame, kad tu nori, jog mes nemylėtumėm arba nepraktikuotumėm tos meilės pasaulio dalykams. Bet klausimas, ar mes tai įstengiame. Mes kartais bandome savo jėgomis, savo pastangomis ir galvojame, kad mes galim. Kol galiausiai mes suprantame iš tavo malonės, kad mes negalime be tavęs, be bendravimo su tavimi, be meilės. Todėl viešpatie mes mylime tave ir mes norime mylėti tave. Dieve, dėkojame, kad tu nori ir trokšti bendravimo ir įsipareigojimo ir atsakomybės viešpatie. Kiekvieną kartą, kada pasiimame tavo žodį savo rankas, per kiekvieną rašto eilutę, tu nori ir lauki meilės atsako tau. Atleisk Dieve, kad iš tikrųjų mūsų širdis nukrypsta į pasaulio dalykus ir esame tau neištikimi. Dėkojame, kad tu be galo esi kantrus ir visuomet priimi, visuomet mylintis, visuomet atleidžiantis ir visuomet mes galime vėl atstatyti bendravimą su tavimi ir suprasti, kad nieko nėra geriau. Nerasime didesnio džiaugsmo, kaip būdami, bendraudami, gyvendami su tavimi ir vaikščiodami šviesoje. Padėk viešpatie mums išlikti šviesoje, padėk mums išlikti bendravime. Jeigu mums sunkiai sekėsi, mes prašome, padėk mums bendrauti su tavimi, rasti laiko, sutramdyti viešpatie tai, kas mumyse atitraukia nuo tavęs,
tai, kas gali apiplėšti mus. Norime likti tau ištikimi, mes prašome Viešpatie, padėk mums, vesk mus ir laimink mus Jėzaus vardu.